Saulės zuikučiai tai ankstyvojo amžiaus vaikų grupė, kurioje linksmai, kaip saulės zuikučiai gyvena mažyliai. Savo grupėje stengiasi sukurti saugią, pasitikėjimu ir jaukumu dvelkiančią aplinką. Jausdamasi saugus, mylimas ir prižiūrimas, vaikas yra pasirengęs patirti ką nors naują ir ugdytis. Grupėje gausu žaislų vaikų smulkiosios motorikos lavinimui, nes kalbos vystymasis artimai susijęs su smulkiosios motorikos išsivystymu. Vaikučiai žaidžia su pačios auklėtojos pagamintais žaislais, lavina rankų pirštukus, riešo raumenukus, dėmesį, kalbą, atlieka veiksmus su daiktais, žaislais, įrankiais. Džiugiai vaikučius nuteikia pirštukų mankštelės, o kaip smagu mankštinti pirštukus, kai mamytė šalia. Lipdymas, karpymas, tapimas pirštais taip pat puikiai lavina pirštukus. Mes žaidžiame kartu, palaikome vaiko iniciatyvą, stebime, kaip tobulėja vaikų įgūdžiai. Tai labas rytas pirštukam. Labas rytas. Džiaugiasi, kai pasisveikino, apsikabino visi pirštukai ir džiaugiasi labai. O kas čia taip susikabino? Užsirakino spyna. Kabo tarp durys spyna. Kaip ją atrakinti? Ką? Kaip rakinti spyną? Palingavom, paklebenom, pasukiojom, pastuksenom, šmakšt ir atrakinom. Atrakinom spyną. Kur ten žuvytės? Čia žuvytė. O, pagavai žuvelę. Deda į lėkštutę. Pagavai žuvį. Kur tavo žuvytė? Pagavai žuvį ir tu. O šie medžiai slepia žmonės po stogais, pasišiaušusiais plaukais. Kiskis čia. Išlipam, durys užsidaro, trampam. Įlipam, išlipam, pamojuokime draugam. Kylam, kylam į kalniuką, greitai sukame ratuką. Įlipam, išlipam, durys užsidaro, trampam. Vaikai lavino dėmesį, atmintį, kalbą, plėtėsi žodynas, patyrė džiaugsmo. Vaikų piešinius papuošė saulės. Atsirado daugiau įvairių linijų, detalių, žmogučiai. Vaikų pasiekimo aplankose vaikų piešiniai, nuotraukos, video medžiaga bei vaikų dienoraščiai. Čia fiksuojamos įdomesnės situacijos, vaikų pažanga ir pasiekimai. Džiaugiamės vaikų veikla, ištartu žodžiu, nauja patirtimi ir vaikiškais atradimais.